Tai pirmiausia, mūsų projektas vadinasi Pilietinės visuomenės telkimas ir įgalinimas NVO fondo steigimas. Tai mes pradėsime visą prezentaciją savo adresuodami problemą, kokia yra šiuo metu Lietuvoje ir mūsų pačių projekto tikslus. Ir tuomet aš pristatysiu fondo modelį, patį veikimo principą, kokį mes jį įsivaizduojame, bei projekto rezultatus ir testinumą. Prieš pradedant mūsų prezentaciją norėčiau atkreipti visų dėmesį, kad prie registracijos stalo yra padėtos anketos, skirtos jums, kur jūs galite įrašyti savo vardą pavardę, atstovaujamą organizaciją ir atsakydami į klausimus, kuriuos esame jums surašę, prisidėti prie fondo modelio kūrimo. Tai kiekvieno jūsų nuomonė yra svarbi ir kai užpildysite anketą, ją būtų labai gerai, jeigu grąžintumėte į tą patį, prie to pačio registracijos stalo. Tai ačiū. Tai gerai, pirmiausia pateiksime šiek tiek statistikos iš Lietuvos. Pirmiausia, pakalbėsime apie pilietinės galios indeksą. Jo matuojamas yra visuomenės galimybės dalyvauti pilietinėje veikloje. Tai kaip matote, visuomenėje yra apie 35% visuomenės gali dalyvauti pilietinėje veikloje. Tuo atveju jaunimas yra dažniausiai pilietiškai kaip aktyviausia, turi daugiausiai potencialo grupę. Ir jų yra beveik 50%. Tačiau problema yra ta, kad iš tikrųjų realybėje savanoriškoje veikloje, pavyzdžiui, dalyvauja maždaug tik 24% visos visuomenės, kai tuo tarpu potencialo jie turi apie 35 ar netgi daugiau procentų. Kalbant apie dalyvavimą organizacijų veikloje, būnant jų nariais ar visą kitą, tokių narių tai yra iš viso tik 12% visuomenės, tai praktiškai kas 10 žmogus. Tai kaip matote, visuomenėje nėra išnaudojamas potencialas dalyvauti visuomeninėje veikloje. Šiuo projektu yra sprendžiama problema, kad Lietuvoje nėra nacionalinio NVO arba pilietinės visuomenės fondo, kuris užtikrintų finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms ir tas finansavimas būtų stabilus ir nevyriausybinės organizacijos sugebėtų save pilnai išlaikyti. Pirmojo projekto tikslas yra paruošti modelį, NVO fondo modelį, kuris bus pristatytas vyriausybėje ir kuris atitiktų bent jau didžiosios dalies NVO keliamus reikalavimus. Paties fondo tikslas, jau kai jisai bus sukurtas, yra skatinti ir remti pilietinės visuomenės ir NVO plėtrą, šio sektoriaus plėtrą Lietuvoje, taip pat skatinti socialinės bei visuomeninės iniciatyvas ir taip užtikrinti didesnį piliečių taip pat įsitraukimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą. Norėčiau pridėti prie kolegos, kad kuriant šį modelį mes atsižvelgiame į 7 užsienio fondų gerasias praktikas. Gerasias praktikas tai reiškia, kad jie veikia ir jie savo tikslus pasiekia. Tai keletą išvardinti tai būtų Estijos, Vengrijos, Kroatijos, Čekijos bei Slovenijos ir dar keletą kitų. Tai tiek. Šio fondo uždaviniai, vienas pagrindinių uždavinių yra teikti finansinę paramą. Tai yra institucinę paramą, projektinę paramą ir operacinę paramą. Kalbant apie institucinę paramą, tai reiškia, kad tai būtų NVO, kaip čia pasakius, mokymas. Tiesiog, kaip trumpai. Tai būtų kompetencijų kelimas, būtent pačios institucijos stiprinimas. Tai būtent per jos dalyvių ir pačių žmonių, kurie organizuoja visas veiklas, kompetencijų kelimą ir panašiai. Taip. Kalbant apie remti projektus, tai yra žinoma projektinė veikla, ką NVO dabar dažniausiai ir daro, ir tų projektų įvertinimas ir jų finansinis rėmimas. Taip pat tuo pačiu mes skatintume socialinės iniciatyvas, taip pat socialinį verslumą, kuris Lietuvoje dar tik tais prasideda. Taip pat bendradarbiavimą tarp viešojo, privataus ir trečiojo sektoriaus, nes tas bendradarbiavimas yra vienas esminių dalykų, ko reikia NVO sektoriui. Taigi, tai kalbant apie patį modelį, pristatysime labai bendrus aspektus, nesileisime į detalės, kadangi mes NVO forume čia būsime dar iki 2:30, tai jeigu norėtumėte padiskutuoti su mumis gyvai,
tai visada esate laukiami. Tai pradedant nuo tokių, sakykime, gan akivaizdžių dalykų, tai pareiškėjai NVO fondo būtų nevyriausybinės organizacijos registruotos Lietuvoje, dirbančios visuomenės naudai. Visuomenės nauda yra gan subjektyvus dalykas, tačiau yra nemažai metodikų, kurios yra naudojamos kitose fonduose, pagal kurios yra paskaičiuojama investicinė grąža. Tai investicinė grąža tai nėra finansinė grąža, bet tai yra visuomeninė nauda. Taip pat paraiškas gali teikti ir bendruomenės, jeigu jų vykdomas projektas, iniciatyva generuoja aiškiai pridėtinę vertę didesniai daliai visuomenės, ne tik tos bendruomenės nariams ar toje lokacijoje. Tai čia yra gan aiški nuoroda į viešosios naudos statusą, kuris šiuo metu yra įrašytas į NVO įstatymo projektą. Kalbant apie administravimą, fondą sudarytų 3 organai. Taryba būtų centrinis organas, jų rolė būtų pagrindę sudaryti strategiją, metinį biudžetą, nustatyti fondo prioritetus, taip pat tvirtinti direktoriaus ir ekspertų komandos sprendimus. Tai taryba bendrai žiūrint, tai būtų ir strateginis organas, ir prižiūrimasis organas. Direktorius su savo komanda būtų samdomas tarybos. Tai direktorius būtų atrenkamas konkurso būdu ir pats turėtų nemažai laisvės susirinkti savo komandą. Direktorius su komanda daugiausiai atlieka administracinės funkcijas, tai ruošia metinį biudžetą, kurį po to tvirtina taryba ir taip pat padeda vertinti paraiškas. Samdomi ekspertai yra organas, kuris susideda iš įvairių kompetencijų ekspertų, kurie padeda direktoriui ir jo komandai įvertinti organizacijų pateiktas paraiškas ir jie yra samdomi direktoriaus. Kalbant apie finansavimą, tai mūsų fondas, mūsų koncepcija, kokią mes ją įsivaizduojame, mes stengiamės sugalvoti kiek įmanoma daugiau alternatyvių finansavimo šaltinių. Tai kas čia yra parašyta, čia nėra galutinis sąrašas, tai yra tik keli pagrindiniai dalykai. Tai kalbant apie biudžetinės lėšas, tai pirmiems startuoti tokiam fondui greičiausiai nebus apsieita be biudžetinių lėšų ir jeigu jos bus skiriamos valstybės, būtinai turi būti nustatomas tokio finansavimo laikotarpis, kadangi tai užtikrintų ir tokio fondo idėjos palaikymą valdžioje ir leistų fondui pasiekti ilgalaikę savo fondo finansinę viziją, tai tapti finansiškai nepriklausomu nuo biudžetinių lėšų. Kalbant apie projekto rezultatus ir testinumą, dabartinio projekto etapo galutinis rezultatas, tai, kaip ir sakėme, pritaikius gerąją užsienio praktiką, sukurti ir bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis šalimis, kiek įmanoma daugiau, parengti NVO pilietinės visuomenės fondo modelį ir finansavimo gairės Lietuvai. Ilgalaikė fondo nauda yra gan akivaizdi, tačiau norėčiau paminėti, išskirti keletą punktų, tai būtent NVO sektoriaus stiprinimas ir socialinių iniciatyvų skatinimas, nes NVO sektorius yra vienas iš instrumentų, kaip galima stiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje ir būtent organizuota veikla pačiose organizacijose leidžia didinti socialinių iniciatyvų visuomeninę naudą.
Taip pat paminėčiau verslumo skatinimą, ką jau kolega minėjo, jog Lietuvoje tai yra gan naujas konceptas. Tai socialinio verslumo skatinimas būtų vienas iš tų aspektų, prie ko fondas taip pat prisidėtų. Na ir žinoma, stipri pilietinė visuomenė, kadangi pilietinė visuomenė yra visos mūsų visuomenės pagrindas. Tai yra vienas iš tiltų bendradarbiauti visiems trims sektoriams. Kalbant apie projekto tęstinumą, nacionalinio fondo steigimas yra įrašytas į Valstybės pažangos tarybos 2014 metų pažangos darbus. Visos formuluotės neskaitysiu, jūs galite patys pasiskaityti, bet tai Valstybės pažangos tarybos prioritetuose yra įrašytas tokio fondo kūrimas. Ir taip pat pavyko susitarti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jog tokio fondo steigimas būtų įrašytas į 14-16 metų strateginį planą. Tai ačiū Jums uždėmesi ir dar norėčiau kartą pakartoti dėl anketų. Anketos yra prie registracijos stalo ir prašome tikrai laisvai reiškite savo nuomonę ir jeigu norėtumėte susitikti asmeniškai ar suorganizuoti susitikimą, mūsų kontaktai yra ant anketos lapo. Tai ačiū labai.